Sveiki, brangieji. Šiandien pasakosiu apie ne tik ką kalbu savo vaizdo įrašuose dažnai, apie žmogaus evoliucijos kelią ir lygius, bet ir sielos evoliucijos kelias ir lygius. Taigi, žmogus yra iš dvasios ir materijos. Materijoje žmogus yra kūnas, tai ką matome, tai ką galime pačiupinėti, tai ką galime paliesti, tai ką galime paragauti, paskanauti, tai ką galime paliesti, viskas, ką galime paliesti, tai ką matom fizinėmis akimis. Tai yra materija. Materija yra materialus pasaulis. Kodėl tai materialus pasaulis? Materialus pasaulis mes susijęme su materija, su pinigais, ne? Bet materija yra viskas. Žemė, batai irgi yra materija. Kūnas yra materija. Viskas yra materija, ką mes liečiame. Įsiaiškime. Dvasia yra dangus ir dvasia yra siela, kuri gyvena savo viduje. Kodėl tai pasakoju? Jaučiuosi, kad galiu jau apie tai pasakoti, nes atėjau į tam tikrą lygį, kai galiu apie tai pasakoti. Nes to nepapasakosiu, kol tu to nepatirsi. Tai gali tik tai patirti. Aš dažnai stebiu vaizdo įrašus ir man jau ten aišku, kur žmogus pasakoja iš logikos ir kur žmogus pasakoja iš intuicijos, jau aš atskiriu lengvai ir man čia nekyla klausimų. Bet man šiandieną po kelių tokių vaizdo įrašų, kur girdėjau žmonės sako, aš tuo tikiu, aš tuo netikiu, man tiesiog kilo noras pasidalinti su jumis apie tai. Tikit jūs tuo ar netikit, mano tikslas nėra jūs įtikinti, mano tikslas yra papasakoti, nes dabar mano toksai periodas pas mane, aš atėjau, einu per sielos evoliucijos kelią, per šakelės realybės šakeles ir atėjau į sąmoningas kūrėjas, tarnystė, mentorystė. Dabar vaikštau tarp šitų 3-4 lygių ir vienybė, šituose lygius. Šituos lygius, kur buvo išgyventi, aš jau praėjau. Bet dabar pradėsiu nuo evoliucijos, nuo žmogaus evoliucijos, nes žmogus yra evoliucijoje žemėje. Bet ir dar vienas labai svarbus dalykas. Einam per lygius ir einam per šakelę. Lygiai, šakelė, lygis, šakelė, lygis, šakelė. Ir per kiekvienam lygyje reikia praeiti visas šitas šakeles. Taigi, pasakoju. Ir kiekvienas šakelė, kada tu praeini, tu tampi aukštesnis, tu tampi išmintingesnis, brandesnis. Ir čia yra iš sielos pusės, lygiai taip pat ir iš proto pusės, todėl kad tai yra sąmonė. Protas, siela, gerai, materija ir dvasia turi sąmonę. Pasąmonė ir sąmonė. Mokslas pripažįsta, kad yra pasąmonė ir sąmonė. Tai va, čia susijungia, sąmonė susijungia protas ir materija, kūnas ir širdis. Ir siela. Taip sakykime, siela. Tegu būna siela, širdis. Nes siela yra čia. Galiu drąsiai sakyti, kad siela yra čia, nes kai man skauda siela, sielos skausmas yra labai labai didelis. Man čia trupučiuką telefonas žemai, tai man galva nukrenta. Tarsi. Taigi, sielos skausmas yra labai labai didelis. Ir kada štai man skauda siela, būdavo, kada einu transformacijų keliu, aš visą laiką sakau, nurimk, viskas gerai, aš čia su tavim. Ir pas mane tenai nurimsta. O kitaip aš jaučiu drebą virpulį širdyje, nerimas, tai ir yra, siela jaučiasi nesaugi. Taigi, pasirašiau labai daug, kad atsiverčiu visus savo užrašus ir dabar pradėsiu nuo žmogaus evoliucijos lygmenis. Tai yra materijoje, žmogus materijoje. Siela dar nenubudusi. Dar pasakysiu apie sielą tokius kelis dalykus. Žiūrėkit, yra žmonės, kurie gyvena be sielos. Energija pas juos teka. Siela yra labai aukštai. Siela ne pas visus inkarnuojasi į kūną ir ne pas visus jinai yra. Nelysiu čia giliau, nes čia reikia labai gili tema ir labai giliai. Žiūrėkit, trumpai tai pasakysiu. Žmogus, kuris gyvena, va čia išgyventi žemiausiam lygyje, ir čia irgi, čia iš vis dar neužlipęs ant to šakelės kažkur tai, siela yra nesaugu būti tame kūne. Siela yra nesaugu būti tame kūne, už tai kartais mes sakom, žmogus be sielos, žmogus šaltas ir visa kita. Taigi, bet čia yra išimtis.
Čia nėra masė, išimtis yra. Toliau važiuojam. Kaip žmonės gyvena žmogaus evoliucijos pagal lygius kelias, ne? Taigi, žmogus gimė jau įsčiose, mes žinom DNR ląsteles ir paveldi jau įsčiose, jam yra primetamos kažkokios tai pareigos. O taip yra toks žmogaus evoliucijos kelias. Visiems primetamos, vieniem mažiau, kitiem daugiau, vieniem neprimetamos kažkokios tai sunkesnės, lengvos. Primetamos. Štai tarkim, pavyzdį pasakysiu trumpai, kad nesivelk labai smarkiai. Moteris laukiasi. Draugauja su vaikinuku, jauna pora, moteris laukiasi. Ir pradeda svarstyti, čia gimdyti, negimdyti, o gal aš čia per jauna, o dar mama pasako, kad čia negimdyk, daryk abortą ir panašiai. Ir vaikas gims su programa, aš galiu neišgyventi. Vaikas gims su programa. Toks kūdikio gimdymas bus sunkus. Toks kūdikio gimimas bus sunkus. Jis nenorės eiti šito pasaulio, nes jis jam nesaugus. Toliau. Jeigu ten santykiai pas poroje kažkokie tai, neadekvatus ir moteris tikisi lūkesčius turi, kad, vyras vaikas gims, tai tikrai prisims atsakomybę ir pasikeis ir ble, lūkesčius tokius įsikelia ir primetama vaikui atsakomybė, kaip kad jis atsakingas už tai, kad vyras tėvas pasikeistų. Ir vaikas visą gyvenimą ten viską daro, kad tas tėvas keistųsi. Taip mes paveldėm visas programas. Jeigu norit plačiau apie tai žinoti, aš neįsiplėsiu, epigenetika, mokslas, plačiai tyriamas, pripažinta, mokslininkų aprašyta, knygos apie tai parašytos, taip kad nebesigilinsiu. Mažas kūdikis jam sako, tu nemėgsti blynų, mama nekepa blynų, tu nemėgsti blynų, taip daryti negalima, taip daryti galima, pinigus sunku uždirbti, todėl pinigų negausiu, pinigus taupyk, pinigus skaičiuok, nesinešiok kišeniai, nes tave apvogs. Vaikas, taip įsodiname vaikam, įpročius, įsitikinimus ir programas. Tai iš principo aš galėčiau sakyti pagal savo patirtį, mes užaugam tokie apmėtyti visokiom energijom. Ir tai yra energija, pasakoju dabar iš energijos. Esu energetikas, labai subtiliai jaučiu visas energijas. Taigi, energijom aplimpame visomiam, taip nedaryk, taip negalime ir esame tokie. Pečius žmonės suspaudžia, nes neša daug naštų. Klubai pas moteris įsiplečia, nes tenai neša vyrus. Ant klubų mes nešame. Moteris neša vyrus, vyrai neša moteris. Pas vyrus, atkreipkite dėmesį, vyrai mažiau neša moteris, nes pas vyrus klubai neįsiplėtė. Taip kaip pas moteris. Pas vyrus pilvai įsiplėtė. Kodėl? Nes jie slepia visus savo jausmus ir emocijas. Bet dabar mes ne apie tai. Pirmas lygis, žmogaus evoliucijos lygis yra protėviai ir išgyventi. Mūsų protėviai išgyveno. Jeigu jūs šiandieną žiūrite šį vaizdo įrašą, reiškia protėviai, jūsų protėviai tikslą pasiekė, išgyveno. Gyvybę jums davė. Jų tikslas toks ir buvo. Išgyventi. Pokario laikai, badas, lygos, maras, ispaniškas maras, pandemijos ir panašiai. Jų tikslas buvo išgyventi, nenumirti badu, nesušalti kažkur sniege, nepraradus turtą, turtai buvo atimti, tremtis Sibirai. Jų tikslas buvo išgyventi, jie išgyveno. Čia yra protėviai. Jūs gyvenate lygiai išgyventi. 80% pasaulio žmonių gyvena išgyventi. Čia pinigai nėra dideli, sąlyginai. Jeigu žiūrėti į pinigus, pinigai neturi skaičiaus. Pinigų energija neturi skaičiaus. Ji arba yra, arba nėra. Srovė arba didelė, arba maža. Srovė arba teka labai smarkiai, arba teka mažai. Bet kad tekėtų, turi būti veiksmai. Toliau. Protėviai išgyventi. Čia nėra meilės. Meilė yra aukštai, meilė prasideda čia. Čia prasideda meilė, nes čia atsiveria ir širdis, jau kontaktas yra. Meilės čia nėra, čia yra priklausomybė, išlikti, priklausyti. Va čia yra sielos, jau einu ir per sielą, sielos evoliucijos kelias, kiekviename lygyje, protėviai išgyventi, čia yra išlikti. Išlikti, kad būčiau gyvas. Gyvas ir tai reiškia išlikau. Susilaukiau palikuonių, išgyvenau. Viskas. Čia yra toksai tikslas, daugiau nieko nėra. Priklausyti. Priklausyti, išgyventi lygyje yra priklausyti. Moteris iš kartos į kartą taip einasi ir taip kūrėsi. Moteris negali niekam nepriklausyti. Moteris, žmonės aplamai, sakykime, ne tik moteris, čia ne taip sakau. Žmogus turi kažkam priklausyti. Jis
tėvui priklauso, mamai priklauso, vyrui priklauso, kažkam priklauso, todėl ir ieško į kažką atsiremti. Kodėl ieško į kažką atsiremti, ieško partnerio, moteris ar dar kažko, vien dėl to, kad išgyventų. Va čia va yra. Ir tai yra normalu. Mes tai vadiname meilė, bet su meilė tai nieko nesusiję. Seksas, pinigai, saugumas, išgyventi, ne? Viskas. Čia yra. Daugiau nieko čia nėra. Čia nėra. Jausmų, emocijų čia irgi nėra. Nėra jausmų, emocijų. Jeigu jau jei prasideda čia jausmai, emocijos, leidžiam savo jausti jausmus, tai yra aukštesni lygiai. Tai jau yra ir džiaugsmas, ir materializacija, jau ir besalgiškos meilės. Ir ne viskas iš karto bumt atsiveria. Po trupučiuką, po žingsnelį einame į šitą lygį ir einame per visas. Kada praeiname pirmą išgyventi lygį iki vienybės, mes pakylam į antrą lygį. Čia jau rušiuojasi. Mama yra džiaugsmas. Mama, moteris, gimda yra džiaugsmas, meilė, intimus gyvenimas, jisai labai gražus. Ir orgazmai ten labai gražus, vienu žodžiu, jau nesivelsiu į visus tuos smulkmenas. Bet čia yra šitas lygis. Mama ir džiaugsmas, malonumai. Aš noriu, čia prasideda noriu. Aš dažnai girdžiu, kaip psichologai sako, pasakoja savo vaizdo įraše apie tai, kad reikia gyventi iš noriu, o ne iš reikia. Čia gyvenimas yra tik iš reikia. Čia noriu nėra. Čia ego sako, aš noriu, taip subtiliai. Bet čia nėra. Čia mes gyvename tik iš proto. Jokių širdžių, jokių sielų čia nėra. Toliau važiuoja. Mama, džiaugsmas. Čia yra mama. Jei turite pretenzijų mamai, jūs turite visom pasaulio moterim pretenzijų. Ir tol, kol neišgydote mamai pretenzijų, pas jūs problemos su gimda, su seksualiniais santykiais, su moteriškumu, su kūrybiškumu. Viskas čia. Tai yra visos moterys. Jūsų mama yra visos moterys. Yra gimda. Mes ateiname per gimdą. Einame per vieną tą ląstelę. Toliau. Visos protėvių moteris turi būti priimtos. Toliau einam. Trečias. Ir čia irgi, šitai einame per visas tas sielos evoliucijos kelią. Realybės šakeles. Išlikti, priklausyti, valia, veiksmas, širdis, sąmoningumas. Kiekvienam lygyje praeinam pro visas tas realybės šakeles. Ir tada keliaujam toliau. Toliau, trečias lygis yra tėtis. Jeigu turite tėčių pretenzijų, turite pretenzijų visiems pasaulio vyram. Čia labai dažna problema. Moteris, kuri turi tėčių pretenzijų, jinai viską moka pati. Aš galiu viską pati. Ir kalti, ir malti, ir dažyti, ir stogus dengti, ir vienu žodžiu, aš viską galiu. Ir pinigų uždirbti galiu, ir vienu žodžiu. Ir pasimylėti pati galiu. Viską aš galiu pati. Čia yra ir misija atsiveria, ir savirealizacija. Bet dar vienas dalykas, kurį pasakau. Primenu, kad kai einame per kažkokį lygį, čia yra taip. Čia einame per visas realybės šakeles. Labai svarbus yra toksai dalykas. Kai sakiau, kad 80% pasaulio žmonių gyvena protėvį išgyventi, pasaulis dabar verčiasi, pasiskaitykite apie naująjį amžių, tai yra vandenio epocha, kiekvienoje epochoje vis būdavo kitaip. Ir kiekvienoje epocha atsiveria po pandemijų. Po pandemijų, jeigu paimsime evoliuciją pasaulio, ne, kaip pasakyti, dabar 21 amžius, tai 20 amžių paimkime ir toliau atgal, po pandemijų ėjo evoliucijos, pasaulio evoliucijos. Taigi, tėtis, misija ir realizacija, kai žmonės ieško, o kas aš esu, o ką aš noriu, o kas aš esu, aš nesuprantu, kas aš esu. Kai jūs ieškote savęs, jūs ieškote tėčio priklausomybės iš čia, tėtis. Lygiai taip pat dar biškai grįšiu, kada einame per čia, mes einame per visus lygius čia, per visus lygius čia. Todėl, kad čia yra, jeigu, tarkim, jūs pakilot iki čia, bet pakilot iki besąlygiškos meilės, iki 4 lygio, ir pas jūs yra kažkokia tai gėda, kaltės jausmas susijęs su protėviais, iš kartos į kartą paveldėtas per DNR ląsteles, jūs meta į pirmą išgyventi lygį, ten prasidirbti su protėviai šitą baimę. Ir vėl taip tepi į viršų. Ir kiekvieną kartą meta žemyn. Siela, kaip vyksta su siela? Tikiuosi apie šitos lygius paaiškinau. Aukščiau nebeinu, nes įsivaizduokit, jeigu čia gyvena 80% pasaulio žmonių, tai čia jau antram
tarkime, ane, vis aukštyn, 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 čia šitam gyvena 1%, kažkoks tai 1%. 7. Aš dvasia, aš kūrėjas, Dalai Lama yra. Ir čia šituose lygiuose, va čia va kažkuriam tai, neanalizavau, bet va čia va yra Elonas Muskas, projektai maštabė jau projektai maštabė. Čia turi būti labai labai stipri va šitos va viršutiniai energetiniai, dvasiniai energetiniai centrai. Čia yra dvasia, čia yra materija. Dar kitas dalykas, ką noriu pabrėžti, kad siela, kaip tai susieja. Čia materija kūnas, čia siela. Proto čia nėra. Taip, proto čia nėra, bet protas yra viso to projekto dalis. Paimkime, nupieškime protą. Va, čia va bus protas, mūsų protas, ne? R-O-P. Protas, tegu būtų. Protas tai yra pasąmonė ir sąmonė. Ir jie susieja tarpusavį per pasąmonę ir sąmonę. Kaip vyksta? Kai mes einame šitam sielos evoliucijos kelyje ir šitai žmogaus evoliucijos lygiais kelyje, kada einame, kiekvienam lygyje gyvena kaltės jausmas, baimės, programos, įsitikinimai, išgyvenimai kažkokie, kurie kūne virsta blokais. Kada tu tos blokus baimės pripažįsti, paleidi, su kuo aš ir dirbu, pripažįsti, paleidi, energija išsilaisvina. Įsivaizduokit, va čia va jūsų baimės viduje, va čia va jūsų guzas toksai. Kada išleidi širdie nuoskaudos, ne? Čia labai daug nuoskaudų susikaupia pa žmonės širdie. Ir kada išleidi va šitas va visos nuoskaudas, kas vyksta su tavim? Išsilaisvina energija, atsiranda tuštuma. Ta tuštumą reikia pripildyti savo meilę. Besąlygišką meilę savo. Ta meilė, kurios negavote vaikystėje. Protėviai tą meilę ir padeda ir duoda tą meilę, nes jie veda, kada siela nubunda, jie veda šituo keliu. Protėviai visada yra už jūsų nugaros. Kada protėviai aktyvuojasi, kada patirėt labai labai didelį stresą arba nuolat prašot jų pagalbos. Bet svarbus dalykas yra moterim, kurios turi vaikų. Jeigu atsuksite protėviams veidą ir nuolat būsite ten paskendę juose, savo šeimai, vaikams atsuksit nugarą. Tai reiškia, kad jūs nersite į pomirtinį gyvenimą. Čia yra labai toks atsargiai reikia. Visame kame turi būti saikas. Vaikam reikia atsukti veidą, o su protėviais kartais pasikalbėti per savo kažkokias tai ritualus. Taigi, grįžtų prie proto, siela ir kūnas. Kada einame per visas šitas traumas, blokus, naikiname iš kūno, pripažįstame, pradirbame, kūne atsilaisvina energija. Energija vis pradeda greičiau tekėti, laisviau tekėti. Jeigu iš pradžių energija tik tai va čia va yra, netgi užblokuotas būna šitas išgyventi gyvybinį energiją, jeigu nuolat valgo cepelinus, bulves, riebaus maisto, sotaus maisto, baršį, kad būtų tiršti, tai užblokuotas šaknies energetinis centras, gyvybinė energija. Toliau, kada pa žmogų, kai kūnas neišvalytas, energija teka labai labai lėtai. Ji teka tokiais va lėtai tam, kad išgyventi, tik išgyventi. Ji teka per visus energetinius centrus, bet ji teka, kad išgyventi. Kol energija teka labai labai plona juostelė, sąmonė yra labai siaura. Sąmonė yra labai labai siaura. Energijos tekėjimas plečia sąmonę. Plečia sąmonę, atsiveria, kaip žmonės sako, ekstrasensorika, tenai, ekstrasensai, kažkas tokio. Tai yra mūsų prigimtis ir jokio čia stebuklo nėra. Tik tai stebuklas yra tame, kad vieni sugeba tai išvalyti ir pamatyti, o kiti galvoja, kad tai yra kažkokia magija, kad tai stebuklas, kad tai kažkas nenormalaus. Todėl, kad jie nežino žmogaus evoliucijos. Viskas. Tai ir yra. Tai žiūrėkit, sąmonė plečiasi. Dabar papasakosiu, kaip sąmonė plečiasi. Kada va čia va blokų turite va visokiausių, visokiausių tų blokų, išvalote tos blokus, išvalote, sąmonė plečiasi, jį va čia plečiasi, jį tai plečiasi. Kaip sąmonė plečiasi? Sąmonė plečiasi, atsiveria širdis, besąlygiška meilė, atsiveria džiaugsmas, atsiveria talentai, kūrybiškumas, atsiveria misija. Realizacija, tu supranti, ko tu nori, tau lengva siekti, tau lengva eiti per gyvenimą. Jeigu šitą išgyveni baimės, kada
išeini iš išgyventi lygio, aš jau išėjau, todėl drąsiai pasakoju. Jeigu išeini iš išgyventi lygio, gyvenime viskas eina per tekėjimą, tu tiesiog teki ir viskas tau ateina lengvai, tu pasėdi, pagalvoji apie tai ir tau viskas ateina, todėl kad pas tave jau įsikūrė va šitas va energetinis centras, čia yra kūryba, čia yra džiaugsmas, čia yra tikėjimas ir čia yra pasitikėjimas, nes visa tai pravalot. Einate tai va pirmin, atgal, va tais va lygiais, va tai va sielos kelionė yra. Per visus šituos. Nėra taip, kad aš laiptukais palipau ir jau aš čia. Ne, taip nėra. Eini ir krenti, nes kai tu užlipi čia aukštyn, pasikeli vibracijas, jos tau leidžia žemyn ir sako, pas protėvius įsiaiškini, pas tave dar baimė yra tokia. Tu čia įsiaiškini ir vėl pabiški lipi čia, čia lipi, čia lipi, čia lipi, čia lipi, čia lipi. O čia, kada vėl sukyla vibracijos, kuo aukštesniam lygiai, tuo labiau atsiveria gilesnės traumos. Pirmiausia, valome. Kaip vadina karma, ne valo. Giminės karma, protėvių karma. Tai žiūrėkit, pirmiausia valo, ir vėl pasakoju iš savo patirties, pirmiausia valomi blokai, tai yra protėvių programos, baimės įsitikinimas. Tada jūsų jau reinkarnacijose patirtos asmeninės tenai kažkokios. Paskutiniame etape, tai šiame gyvenime, jau užmegzti karminiai mazgai. Nuoskaudas surinktos ir visa kita. Ir va tada valosi šitie dalykai jau šitoj reinkarnacijoje. Tai yra paskutinis etapas, kada siela pilnai inkarnuojasi į žemę. Prieš tai siela, jinai va šitai va ir keliauja. Va šitai va siela ir keliauja. Pirmin atgal, kaip čia rodžiu, ne? Pirmin atgal, pirmin atgal, pirmin atgal. Todėl, kad siela visą laiką kyla į viršų tenai, kur yra dvasia, kur aukštos vibracijos, jai yra saugu. Bet tada čia atsiveria kažkokios tai baimės, ji leidžiasi žemyn, nes žmogui nuolat reikia įsižeminti, juk aš tai esu žmogus, man saugumą jaučiu tik tai tada, kai stovi tvirtai ant žemės. Danguje aš esu nesaugi. Ir tada, o siela saugi danguje, o kūnas tai žemėje. Ir va tas atotrūkis yra. Aš noriu būti žemėje, siela sako, ne, kylam į viršų, ten šviesiau, ten saugiau. Bet čia pasimato vis gilesnės kažkokios traumos. Ir tada, kas vyksta? Tada tiekšti žemę į pirmą lygį, iš 7. Ir tada čia vėl pradirbi ir po biškį vėl eini va tom va šakelėm į viršų. Čia labai svarbus yra tas periodas, kur pasako apie tai, kad kada jau pradedi dirbti su programom, įsitikinimais ir visom taisyklėm primestom iš šios reinkarnacijos, va čia tada įvyksta ir kada jau daugmaž prasivalai tą kūną, nuo visų šitų programų įsitikinimų primestų, tada siela inkarnuojasi jau į kūną. Kada kūnas švarus, siela inkarnuojasi į kūną ir va tada siela jau prisitvirtinus kūne. Bet jai irgi reikia laiko priprasti, integruotis į tai. Tai reiškia, reikia nuolat palaikyti buvimą čia ir dabar. Jeigu nepalaikysite buvimo čia ir dabar, siela vėl šokinės ir mėtys jūs į viršų. Nes pradžioj, kol kūnas nešvarus, siela visą laiką kelia į dangų. Daugelis žmonių, kurie gyvena iš ego, jie ir gyvena pakilę link dangaus. Jeigu nors vienas iš jūsų, kuris stebi šį vaizdo įrašą, žiūrit ir suvokiate, suprantate apie tai, kad jūs jaučiatės nesaugu šitoj žemė, kažkas čia nenormalaus, viskas blogai, čia ir karas, kaip čia galima gyventi, aš nežinau, ar išgyvensim. Jeigu kyla jums tokie klausimai, jūs nejaučiatės nesaugus žemėje, reiškia, jūs pakilęs nuo žemės, reiškia, jūsų siela jūs kelia į viršų, kad jūs pamatytumėt visas tas traumas, visus tos blokus, dėl ko jūs nesaugus žemėje. O kodėl jūs nesaugus žemėje? Jau čia reikia pakilti viršų, pamatyti programas, dirbti su savim ir tada leistis į žemę. Žemėje šiandien aš esu žemėje saugi, nes pas mane šitas išvalyta ir čia labai daug išvalyta ir mano siela jau saugi kūne, kuris gyvena žemėje. Ji jau gali inkarnuoti čia, jau inkarnavusi ir aš jau žemėje gyvenu su siela. Viskas. Bet tada tik tai tikėjimas yra, bet svarbu būti čia ir dabar. Tikiuosi paaiškinau. Būtinai palikit komentarus, ar supratot, ar paaiškinau, kaip veikia sielos evoliucijos kelias lygiai ir žmogaus evoliucijos kelias lygiai. Ir tai yra, aš pasakysiu iš savo patirties, aš dažnai matau, stebiu kai kuriuos žmonės, kurie eina tos sielos evoliucijos keliu ir aš atskiriu plius minus,
ant kurios tenai to šakelės. Tenai tiksliai taip negali atskirti, bet tu jau matai, kokį kelią žmonės nuvėjo, kokį praėjo, kur kalba iš intuicijos, kur kalba iš ego. Ego tai yra išgyventi, ego apie išgyventi. Viskas, ego yra apie išgyventi, ego yra apie logiką, ego yra materijoje. Kada žmogus eina sielos keliu, taip sakykime, savo evoliucijos keliu, jis apjungia sielą ir kūną, apsijungia širdis, siela ir protas. Protas jau būna išsiplėtęs pakankamai, jis čia visur praėjo, jau tų baimių nebeliko, jau jisai subrendo, čia yra branda. Kada moteris ateina į antrą šitą lygį, moteris beje, pabaigsiu su protu, grįšiu trupučiuką. Branda, kada protas jau tampa brandus, jis tampa vyras brandus. Ir čia yra labai svarbus dalykas. Žmogus yra iš mamos ir tėčio, vyriškos ir moteriškos energijos, žemės ir dangaus energijos, saulės ir mėnulio energijos. Ir tada čia vyksta moteris, kada brandi yra tik tai čia, kai ateina, kai ji išgyvena šitos dalykus, va čia brandi moteris. Tol, kol moteris yra čia yra gyvenimas iš rolių. Priklausomybė ir rolė. Kiekvieną šeimą, žmogų paimti ir tu pamatysi visas priežasties pasekmės dėsnius. Žmonės gyvena iš rolių. Aš gyvenu su vyru, nes jį įkišau tėtį. Vyras gyvena su moterim, nes ją įkišo mama. Vaikas gimė karminis, nes jam yra primesta programa būti atsakingu už santykių, pakeisti tėtį, dar ten kažkokių dalykų. Karminiai vaikai. Karminis vaikas tai yra tas vaikas, dėl kurio tėvai nusprendė gyventi kartu, susituokti arba gimdyti. Gimdyti ar negimdyti. Jeigu vaikas gimė santokoj ir jis nebuvo priežastis, kad žmonės gyventų toliau, jis nebus karminis vaikas. Jis tiesiog yra vaikas. Karminis vaikas labai aštrus būna su juo santykiai ir jam yra primestų labai daug pareigų ir atsakomybė. Todėl dažnai vaikai serga. Taigi, tikiuosi paaiškinau. Vyras brandus kūne, vyras brandus tai yra protas transformuotas. Kada viduje aš turiu brandų vyrą ir brandžią moterį, aš galiu kurti santykius brandžius, be priklausomybės, be prisirišimo. Tik be priklausomybės ir be prisirišimo. Santykiai, kurie yra iš priklausomybės, prisirišimo ir yra išgyventi lygyje. Tai yra karminiai, visi santykiai karminiai. Nebijokit žodžio karminiai. Karma yra veiksmas. Darysite veiksmus, užauginsit brandų vyrą ir brandžią moterį. Taip, stengiausi skubiai, kad kuo mažiau laiko, bet vis tiek 28 minutės. Taigi, tikiuosi, kad paaiškinau, labai lauksiu jūsų komentarų, dalinkitės šio vaizdo įrašu su visais draugais. Ir beje, dar pasakysiu tokį dalyką, labai svarbų dalyką. Jeigu esate pasiruošę transformacijai, jeigu esate pasiruošę pokyčiams, registruokitės pas mane konsultacijai, paaiškinsiu, kokiam lygiai esate, kur esate, kokiam lygiai esate ir duosiu, kaip aš sakau, receptus, bet tai ne receptai. Ir duosiu rekomendacijas, kokiu keliu kaip eiti. Lauksiu jūsų iki susitikimo.